Baigėsi miško skerdykla, viskas nurimo, technikos dar vienas aparatas likęs, bet visi išvažiavę. Viskas užsibaigė šitą mano miško epopėją. Liko vat štai toksai nuniokotas laukas, sulaužyta, palikta kažkas tai sugriauta, krūvos ten medžio, kažkas tai kažką gaminsis, viskas tvarkoja, bet laukas yra chaosas, purvas, dizelis likęs nuo tų traktorių, tepalas, šiukšlių ir tiesiog vieni kiti medžiai dar palikti, neaišku dėl kokios priežasties. Tai man primena ir mano praeities gyvenimą. Ir šitas laukas, šita dykynė, šitas chaosas man primena daugelio žmonių gyvenimus. Ar tu kada susimastei, kodėl pas tave lygiai tokia pati dykynė ir toks chaosas ir toks nelaimingumas ir toks skausmas? Kai savo gyvenimą tu matai kaip kančią, tu matai kaip gėdą, kaip kaltę, kai tu nekenti savo gyvenimo, kai tu esi nelaimingas, kai tu gyveni baimėse. Kaip tu gali vertinti savo vertę, savo gyvenimą, savo buvimą šitoje žemėje, jeigu tu jauti tai, apie ką aš dabar paminėjau? Kodėl tu jautiesi toksai? Ar tu pabandėjai paklausti savęs, kaip tu sugebėjai pakliūti į tokią būseną, kai atrodo nėra išeities? Nes tos žemos energijos kaip kaltė, gėda, baimė, jos sukasi ir įtraukia vis gilyn ir gilyn. Kad iš ten išeiti reikia labai daug jėgų. Ir ne tik kad jėgų ir žinojimo, ką daryti ir kur nukreipti savo gyvenimą. Nes ta sistema, kuri aplinkui mūsų sukurta, jinai veda būtent į tokias būsenas. Į tokias beviltiškas būsenas. Į silpnumą, pasidavimą, nusiminimą, atsisakymą savo svajonių. Ir nesugebėjimą gyventi gyvenimo, kuris mums duotas. Gyventi gyvenimą, kuris duotas mums didingas. Mūsų suformuota asmenybė per visą nuo darželio, nuo tėvų, nuo mokyklos mus veda tolyn. Jinai iškreipia mūsų gyvenimą. Mes gyvename kančiose, skausme, nesąmoningai, nesuvokdami apie ką mūsų gyvenimas, kokia mūsų prasmė čionais yra. Ir tą skausmą, ta dykynė, kur yra vidinė dykynė, nesvarbu kokiais rūbais, mes apsirengę gražiais vardiniais rūbais ar susitvarkę savo veidus su kažkokiais tai kosmetiniais priedais, automobiliais, turtais, titulais, mes patirime skausmą, turim tą dykynę ir bandom maskuoti tai vaistais, tai yra kažkokiais antidepresantais, uspakajonsais, maistu, alkoholiu, narkotikais, pirkimais, beprasmybė, pramogų ieškojimu. Ir aš matau tai, kaip tai sukasi aplinkui. Tu gal save ir bandai apgauti, bet tai neveda tavęs į jokį gijimą, jokį džiaugsmą, jokį pasaulio pajautimą, nesvarbu, kas dedasi aplinkui. Tu esi pagautas į tą ratą, informacinį ratą, per kurį tau transliuojama baimė, per kurį tau transliuojamas beviltiškumas, kad tu negali to pakeisti, kad pasaulis yra neteisingas. Tau transliuojama ideologija, kurioje tu susitapatini su ta ideologija ir palaikai. Jo, aš toks būsiu silpnas, aš pasiduosiu, aš nesistengsiu, aš nekovosiu, aš galiu būti toksai sugriuvęs ir patogus. Bet taip nėra, tu negali jaustis žmogumi, kol tu nepradedi suvokti, sąmoningai suvokti, apie ką tas gyvenimas. Kad ten nebūti, toje sistemoje nebūti, kuri tave pavergia, kuri padaro tave aklą, kuri padaro tave gyvenantį skausme, savo nedžiugesyje, nutukusi, nelaiminga, nesveika, gyvenantį labai trumpai, neįkvėpinti nei vieno žmogaus, nes tu savo nelaimingumu negali įkvėpti nei vieno žmogaus ir pakylėti šalimais esančio. Ta sistema galima ir jos atsisakymas galimas tik tai sukūrus savo sistemą. Kai tu suvoki,
kokie dalykai gali tave sustiprinti, kurioje vietoje tu gali pakeisti savo likimą, kokiais veiksmais. Ypatingai svarbi dalis, ką aš pastebiu, atsiribojęs nuo tam tikrų sistemos elementų, tai yra informacija, kuri patenka į tavo galvą. Ta informacija ateina per įvairias priemonės informavimo ir formuoja tavo nelaimingumą, tavo užsidarimą tam burbule, kuris tau yra prikištas. Kai tu eliminuoji tuos šaltinius ir pradedi gyventi savo gyvenimo dalį, pradėdamas ieškoti atsakymų, pradėdamas išgirsti save, nes tu atsisakai to triukšmo, kuris tau primetamas, tu pradedi suvokti ir dėliotis puzlį detalės. Visi elementai pradeda dėtis į savo vietą, tu pradedi girdėti savo sąmonės balsą. Nėra kito, nėra jokių gurų, nėra jokios kitos informacijos, tik tai tavo sąmonės balsas, kuris sako, kurioje vietoje yra tavo apgailestavimai, kurioje vietoje tu negyveni savo gyvenimo, kurioje vietoje yra daromos klaidos. Kai tu girdi vidinį balsą, kuris sako, ką tu darai su savo laiku, ką tu darai šitame telefone, ką tu darai su tuo maistu, kuris naikina tavo sveikatą, kai maistas suteikia tau negatyvią nuotaiką, kai tu esi apsileidęs ir nenori ir neturi jėgų eiti sportuoti, kai tu nori būti tik tai savo komforte ir tenkintis, sąmonė tau sako, nedaryk to, eik į savo diskomforto zoną, ten, kur reikia pasiaukoti, ten, kur reikia atsisakyti, kur atsiriboti reikia, kur susimažinti, kur susipaprastinti. Gyvenimas keičiasi, tik tai pradėjus keisti kažką tai sąmoningai suvokiant. Kodėl tas ankstyvas rytas yra atsiradęs gyvenime pas mane ir pas kitus žmonės, kurie daro savo pokyčius? Tam, kad tu išgirstum save, kad tu atsisakytum triukšmo, kuris yra pastovus, o išgirstum save. Kai aš galiu atsisėsti su savo dienoraščiu, su arbatos puodeliu anksti ryte ir pasižiūrėti savo gyvenimą ir pasakyti, ne, jis man netinka, aš susimovęs šitam gyvenimą, aš nenoriu taip jaustis, aš nenoriu gyventi tokiam skausme ir nelaimingume, aš nenoriu būti toks nutukęs, tu tada pradedi galvoti, o tai ką aš galiu padaryti? Kaip ir su šituo mišku, kuris ką tik yra išpjautas, ką aš galiu padaryti? Verkti? Kokia yra teisybė šitam pasaulyje? Niekada jos nebuvo ir nebus. Čia labai akivaizdu. Aš galiu tik tai savo pasakyti ir aš savo pasakiau. Ir mes su sūnumi šiandien vaikščiom ir pasakiau, aš atsodinsiu šitą mišką. Aš po truputėlį išsivalysiu. Tai, kas čia dar likę, panaudosiu malkom ir jį atstatysiu. Aš užauginsiu naują mišką, gražų mišką, kuris užaugs po 50 metų. Bet aš jau matysiu ir po 10 metų. Ir tai bus mano veiksmas. Ne tas gailestis, kad aš nieko negaliu padaryti, o tas veiksmas, kuris pasako, kad aš galiu padaryti. Ir tas veiksmas yra galvoje. Tai jeigu tavo gyvenimas yra sugriuvęs, tu esi nelaimingas, nesvarbu, kiek tu turi pinigų, daiktų, titulų ir rūbų, tu gali visą laiką pakeisti savo kelionę, nuspręsdamas, ką tu nori pakeisti. Kokiu žmogumim nori tapti, kokią prasmę nori sukurti šitam gyvenime ir kokiu keliu eiti, kai tu pradedi sąmoningai daryti dalykus, kurie kuria tave. Ankstyvas rytas padeda tau suprasti, padeda tau eiti į sunkumą, atsikėlimo sunkumą ir stiprinti save. Problema pagrindinė yra tai, kad tu esi nusilpęs. Tu esi vedamas, kad būtum silpnas. Tik stiprus žmogus gali išeiti iš šitų situacijų ir pakeisti savo likimą. Tam to reikia daryti. Kiekvieną dieną stiprinančius veiksmus. Tiek su maistu, tiek su sportu, tiek su mąstymu, tiek su elgsena, tiek su disciplina. Labai elementarūs paprasti dalykai. Tau iš principo net nereikia jokių pinigų. Tau reikia tik suvokti, apie ką viskas yra. Atsisakai informacijos, kuri trukdo tau suvokti, pabūni savaitę, 2, 3, 4 tyloje, kuri tavęs netrukdo, anksti ryte užsirašai savo mąstymus, sukuri savo viziją ir pradedi veiksmus. Kai tu žinai, kur tu eini, tu gali žinoti, kokie veiksmai yra atliekami. Aš atsisakiau savo nelaimingumo, nes nebenorėjau daugiau taip gyventi. Aš susikūriau savo sistemą tam, kad aš galėčiau save pakylėti
ir kad tokį galėčiau duoti pasauliui, tam, kad aš būčiau naudingas ir prasmingas kitiems žmonėms, kad jie galėtų atsiremti į mane, gauti įkvėpimo, tikėjimo ir vilties, kad galima pakeisti savo gyvenimą į gerokai geresnį. Kad galima jį patirti ryškų, su daug meilės, su daug įdomių dalykų, daug pažinimo, daug pagalbos kitiems. Kurk savo gyvenimą, pats neleisk, kad kiti sukurtų tavo gyvenimą ir valdytų tavo likimą. Stiprink save ir tapk stipriu, būk stiprus.